Tai va, ieškojau, niekur neradau, kaip pajungti greičio rankeną, tiksliau droselį. Teko nuvalgyti žalė ir pagrindinis signalinis laidas buvo pakavotas po šito kaladuko, jis buvo ištisinis per visą. Tai va, ir uždengė visus žymėjimus, neaišku, nei kur, nei kas, kur išeina. Tai va, teko juos čia truputį nupjaustyti, tiksliau sakant, nuskusti. Tai va, čia yra išėjimas SP, signalinis laidas į gazo rankeną. Raudonas yra 5 V išėjimas, bet testeris rodo 4,4, tai maždaug tai 4,5 kažkur tai. Nors reikia ten apie 4,3 rašo, ten įvairiai. Toliau čia yra keli GND, tai nuliniai. Tai irgi daugiau čia yra, tai va, juodas tai nulinis. Tai va, yra valdiklis vokiškas, visas užlietas, prieiti niekur neįmanoma, turi valgyti šitą žalė. Tai va, dabar pabandžiau, lyg tai viskas veikia. Tai va tiek, jeigu kas domina, gal nereikės ieškoti tiek daug kaip man.